Sveiki visi, turime ketvirtadienį, 4 val. Popiet ir tradicinė 263 apžvalga, Kopens Life verslo vadovas Marius Dubnikovas. Pažiūrėsime, kas vyksta aplinkui. Tai iš tiesų savaitė yra įdomi, užduodanti daugiau klausimų negu turbūt galima tikėtis, kad artimiausiu metu bus atsakyta. Bet iš tiesų finansų rinkos juda teigiamą linkmę. Tai VIX šiuo metu yra 16 punktų, kas rodo, kad rizikos lygis yra labai žemas. E, Kas liečia politiką, tai va čia yra didžiausia įdomybė, jau turbūt nežinau, kilintą savaitę iš eilės mes kalbame būtent ne apie finansų arba finansų rezultatus arba apie kažką tai, bet apie politiką. Tai įvedami aukštesni muitai Indijai dėl to, kad jinai perka rusišką naftą. Ir, ir kas įdomiausiai, kad tai finansų rinkos priima pakankamai teigiamai. Tai čia yra labai, labai, labai įdomus momentas. Įdomus dalykai buvo paskelbti apie pirkimų vadybininkų indeksus. Tai pirkimų vadybininkai US PMI indeksas artėja lik 50 po tam tikros pertraukos. Eurozonos PMI indeksas toliau šturmuoja aukštumas ir jau praktiškai nuo šių metų pradžios, kai pradėjo kilti, tai kyla nenustojamai ir matome, kad artėja link 50, kas leidžia manyti, kad turėsime plėtrą. Kinų PMI šiek tiek staptelėjo, tai nusileido žemiau 50, bet tai buvo analitikams netikėta. Na ir S&P 500 vėl yra ties rekordinėm aukštumom, tai yra 6400 punktų praktiškai. Ir galime kalbėti apie tai, kad finansų rinkos praktiškai visiškai nereaguoja į politiką. Tai nors kalbame daug apie politiką, apie tai, kad kam įvedami muitai, kaip bandoma sustabdyti karą ir panašiai. Na, iš tiesų mes matome, kad akcijų rinkos gyvena savo ritmu ir ta graža yra milžiniška paskutiniu metu ir arti rekordinių aukštumų. Euro dolerio kursas pasikeitė šiek tiek, euras pradėjo brangti, vėl artėja prie 1 dolerio 17 centų. Pagrindinė priežastis yra ta, kad matoma, kad Junktinėse Amerikos valstijose vis tik infliacijos neturėsime ir gali būti, kad Junktinės Amerikos valstijos pradės mažinti bazinę palūkanų normą aršiau, negu buvo galima tikėtis dar prieš porą savaičių. Brent nafta pinga 66 doleriai, labai žemas lygis. Pagrindinė priežastis yra ta, kad, kaip kalbėjom prieš savaitę, tai atrodo, kad yra ruošiamas vis tik tai Rusijos spaudimai, tai yra JAV kaupia atsargas. OPECas priėmė tokį beprecedentį sprendimą, tai yra jau rugsėjo mėnesį padidinti gavybą daugiau negu 500 000 barelių per dieną išgavimą, kas dalinai kompensuotų Rusijos netekimus. Na ir atrodo, kad veiksmai užsisuka ir atrodo labai labai rimti. Dujos išlieka pigios, 33 doleriai, 33 eurai už megavatą. Varis stabilizavosi po kritimo. Na ir auksas toliau išlieka savo lygmenyje apie 3300 dolerių už trojos unciją. Kas liečia mūsų rezultatus, tai obligacijų fondai toliau atrodo labai puikiai. Tai yra apie 4% sukamės su žema rizika. Vidutinė rizika praktiškai eliminavo visus kritimus. Tai yra jau lipame į pliusinius skaičius per paskutinius 12 mėnesių. Na ir kas liečia rizikingiausius fondus, tai mes matome labai tikrai stiprius skaičius, kas liečia Europą. Tai matome ir 30 ir 40% per paskutinius 12 mėnesių. Mes matome Jungtinių Amerikos valstijų fondą sugrįžusį atgal su pliusiniu rezultatu. Kaip ir kalbėjome kelias savaitės atgal, tai yra
bazės pasikeitimo rezultatas. Tai yra praėjusiais metais, būtent šiuo laiku, investiciniai fondai krito. Na ir tas palyginamasis indeksas, jisai tiesiog duoda didesnius rezultatus. Kitą savaitę sustiksime jau rugpjūčio praktiškai vidury, 14 dieną, 16 val. Tradiciškai 264 atvejai. Tai ačiū Jums ir iki susimatymo.